Žemė, kiekviena šalis ar vietovė turi savo ypatingus mineralus, kurie pirmiausiai skirti visokeriopai pagelbėti ten gyvenantiems žmonėms. Tačiau žmonės įpratę manyti, kas yra šalia, kas ranka pasiekiama, o jei dar išoriškai neblizga, tai negali būti vertinga. Lietuvoje neiškasami brangakmeniai, bet turime gintaro ir puikių lauko akmenų. Nesvarbu, kad pasak geologų didžioji dalis riedulių, judant ledynams, buvo atstumti į Lietuvos teritoriją, iš Kolos pusiasalio, iš Šiaurės Skandinavijos, bet jie jau tūkstantmečius guli čia, todėl tapo jos gyventojais. O kaip sako natūralios medicinos atstovai, kad vaistams, amuletams, terapijai labiausiai tinka tos medžiagos, žolės, akmenys, kurie randami gimtinės teritorijoje. Kadangi jos formuojasi ir gyvena kartu su vietos gyventojais, todėl geriausiai pritaiktos į vietos gyventojų energiniai struktūrai. Kadangi pasakiau, kad esu lauko akmenų mylėtojas, šiek tiek trumpam nukrypsiu nuo temos ir turiu pasakyti, kad mūsų krašto lauko akmenys, kaip ir jų toliuosius giminaičius, apie kuriuos kalbės kiti pranešėjai, taip pat galima naudoti gydymui ar praktikoms. Jie padeda dirbti su problemomis surinktomis iš išorės, pavyzdžiui, po įtemptos darbo dienos ar kitų įtemptų situacijų, subalansuoja energinius kūnus, atsiradus nebekontroliuojam neigiamų minčių spiečiui. Skaidrėje matome vieną iš galimų praktikų – mentalinio kūno valymas. Tam reikalingi 10 vyriško kumščio dydžio lauko akmenų, kuriuo žmogus pats apsideda apie save 20 cm atstumu nuo kūno. Taip pat susiharmonizuoti gali padėti mūsų pajūrio nuglūdinti akmenėliai, jie dedami pagal atitinkamas spalvas ant čakrų. Kas susidomėjo, tai pilną praktikos aprašymą ras knygose. Įvairiose žemės vietose yra išlikę lauko akmenų statinių bei jų fragmentų. Tyrinėtojai, mokslininkai nesutarė dėl jų pastatymo datų, paskirties, vieni priskiria juos astronominiams dangaus kūno stebykloms, ezoterikai mano, kad tai galėjo būti kosminių energijų surinkėjai. Europoje daugiausia tokių megalitinių statinių būta Anglijoje, vadinami keltų ratai, iš kurių geriausiai sulaikė žinomas Stonehenge. Taip pat jų randama Airijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Pietų Ispanijoje. Įvairius lauko akmenų statiniai, tik mažesnių išmatavimų, buvo statomi ir dabartinės Lietuvos, Latvijos ir Kaliningrado srities teritorijose prieš daugelį tūkstančių metų. Juos statė žyniai, ta tikrojų statinių paskirtis jiems ir tebuvo žinoma. Jų būtų gausiai mūsų teritorijoje, bet deja iki mūsų dienų dėl įvairiausių priežasčių išliko tik fragmentai senųjų statinių Lopaičių piliakalnyje prie Tverų ir Puokaniuose Latvijoje. Dabartinio laikmečio sakraliniai statiniai iš lauko akmenų. Gyvename tuo metu, susimastykime, kad maždaug po 3,5 tūkstančio metų tarpo Lietuvoje vėl atsirado sakraliniai statiniai iš lauko akmenų. Šių statinių statymo pradininkas, jų statytojas, pionierius ir iniciatorius yra šviesaus atminimo Petras Ilgevičius. Jis suprato, kad statant dabar nereikia stengtis tiksliai atkartoti to, kaip buvo prieš daug tūkstančių metų, nes pasikeitė žmonių sąmonė ir pasaulėžiūra. Todėl dabartiniai tie statiniai visi yra pritaikyti šio laikmečio žmonių sąmonei ir poreikiams. Jis žinojo sakralinių statinių statymo taisyklės ir reikalavo
jų laikytis pagalbininkų. Kadangi visi statiniai, apie kuriuos kalbėsiu šiandien, buvo statomi laikantis šios tvarkos ir taisyklių, tai kad nekartoti prie kiekvieno statinio, aš išvardinsiu juos. Pirmiausia, yra parenkamas statinio statymo astrologijos laikas, kuris yra tinkamiausias numatytai statinio funkcijai atlikti. Akmenys atvežami iš anksto, kad susidraugautų su vietovė, tada toje vietoje maldos, mažiausiai 3 paras prieš statymo darbus, taip pat statymo metu yra labai reikalingos. Dieną prieš statymą žemės sklype, paprastai medinių koliukų pagalba, pažymimos būsimos akmenų statymo vietos ir atitinkamai parinkti akmenys atgabenami į savo jau būsimą vietą. Vakare nurimus aplinkai, visose akmenų statymo vietose yra įkūrimi nedideli kuriukai ir prie visų jų sustoja žmonės, meldžiasi. Meldžiasi tam, kad paruošti, apvalyti vietą, nes nežinome, kas vyko joje istorijos bėgyje. Statymo dieną, tiksliu astrologiniu laiku, statybos vadovui pranešus, įbedamas į žemę kastuvas, statybos pradedamas. Dirbama tyliai, be triukšmavimo, nes akmenys nemėgsta triukšmo. Nei per greitai, bet ir ne per lėtai. Visi statytojai klauso besąlygiškai vadovo nurodymų, kiek galima mažiau naudojama technika, statinio plote nevalgoma, nevartojamas alkoholis, nerūkoma. Pabaigus statymo ir visus gerbuvio sutvarkymo darbus, akmenys nuplaunami ir prie jų įkuriama ugnis arba uždegamos žvakės. Dėkojama visiems dvasios pagalbininkams už pagalbą statymų metu ir prašome jų tolesnio bendradarbiavimo. Taigi, pavyzdys, apie ką šnekėjo profesorius Vainoras, bendradarbiavimas. Jis vartoja žodį tolerancija, man labai patinka bendradarbiavimas. Ugnis arba žvakė turi degti be pertraukos mažiausiai 50 parų ir taip pat turi būti meldžiamasi. O kad statinys pilnai įsijungtų, reikia, kad susivokęs žmogus melstųsi 3 metus. Nes jeigu visai nieko nedarant, nors jis ir taisyklingai pastatytas statinys, po kiek laiko gali tapti tik gražiu meno kūriniu. Aišku, dar geriau dėl statinio veikimo stiprumo 7 metai maldos, o jei tai daroma 12 metų didelio dvasinio potencialo žmogaus, galima šią vietą pavadinti garbingos šventyklos vardu. Bet su sąlyga, kad čia ir toliau meldžiasi susivokęs žmogus. Statiniai. Petro ir Audronės Ilgevičių sakralinių lauko akmenų statinių sodyba Ažušilėse. Petro ir Audronės Ilgevičių sakralinių lauko akmenų statinių sodyba Ažušilėse, Molėtų rajone. Tai etnokosmogoginė šventykla po atviru dangumi, kur grindis žemė, o stogas dangus. O buvo taip, statinių sodybos istorijos pradžia yra 2002 metai, kai Petras ir Audronė įsigijo apleistą sodybą Molėtų rajone Ažušilių kaime. Akmenų nesimatė ten, nors para jau planavo statyti statinius. Ir tik tvarkant aplinką, žemė pasimatė daugybė akmenų, tiek paprastų darbinių, tiek praeityje ritualiniais buvusius su gamtos, su kartais simboliais, piešiniais. Ir iš tų rastų nedėlių lauko akmenų Petras sudėliojo pirmąjį statinį, pentagramą, reiškinti kosminių žmogaus simbolių. Tai tokia buvo pradžia. Toliau dirbant sodyboje Petrui atsirado vidinis žinojimas, ėmė vertis genėti atmintis, sakralinių statinių statymų kūrimo ypatumai, jų sistemos. Dirbo, aišku, visai savęs netausodamas,
po 14-16 valandų per parą, dažniausiai vienas, kadangi pagalbininkai atvykdo tik epizodiškai, dažniausiai savaitgaliais, sunkus fizinis darbas, keitėm malda. Nes pastatytus statinius reikėjo įmelsti. Kasė tvenkinius, grindė takelius, sodino medžius. Ir taip iki 2017 metų, kai tik liga jį sustabdė. Taigi, šiandien matome 15 metų pasiaukojančio darbo ir maldų kartu su Audrone rezultato. Šiandien matome sodybą virtusią sakralinių statinių kompleksų šventykla. Čia matome skaidrėje planą dabartinį, kuriame yra pažymėti įvairūs 42 objektai, kurių kiekvienas turi aiškias paskirtis, tačiau visi jie, kaip ir akmenimis grįsti takeliai, susilieja į visumą, kuri ir sukuria bendrą galingą vietovės dvasinį potencialą. Vieni objektai yra skirti pavieniui žmogui ir jo poreikiams, kiti visuomeninės paskirties ir veikia aplinką plačių spindulių. Trumpai dėl pranešimo trukmės išvardinsiu dabar ir parodysiu svarbesnius sodybos statinius. Lopšys. Statinys turintis autorinę dalį ir akmeninę grotą, vietą, kur galima susitikti su savo siela ir amžinuoju mokytoju. Aš taip skaitau, chronologinė tvarka, kaip vyko statinių statymas. Kasiopėja, tai yra, ką aš sakau, tai yra vardai tų statinių ar akmenų vardai. Kasiopėja. Tai Kasiopėja žvaigždino konfigūracijos tikrus sumažinimų mastelių atkartojimas žemėje. Didysis ratas arba dobilas, tai 8 lauko akmenų 20 metrų skersmens ratas, kurio viduje keturlapis dobilas, kurio lapai turi po 12 akmenų ir nukreipti į pasaulio šalis. Centre aukuras ir ąžuolai tarp akmenų. Palaimintasis akmuo, didžiausias sodybos akmuo, svoris beveik 13 tonų, kuris beje iškastas čia vietoje buvo paslėptas po žemėmis. Jis yra visų akmenų vadovas, vyriausiasis. Tvenkinys, smaragdinė akutė ir su gražia krantine. Šventos mergelės arba moteriškų dievybių koplytėlė. Spiralė tai 50 lauko akmenų statinys, simbolizuojantis paukščio tako galaktiką. Jis dydė jauno mėnulio formos tvenkinys, kurio krante sustatyti 28 akmenys ir tarp jų pasodintos eglės. Varnas, tai varno žvaigždyno tiksli konfigūracija sumažintų masteliu pažymėta žemėje. Įsčios, tau kryžius, tai asmeninių meditacijų maldų vietos. Horo akis, vieta meditacijai, tai paskutinis statinys, kurio statyme ir apdailoje dalyvavo Petras. Tik pasižiūrėkime, koks čia meistriškumas, koks grožis, kokia harmonija ir kokia Petro kūrybos paletė. Nuo daugiatonio akmenų išdėstymo iki apdailos darbų iš smulkių akmenėlių.
Knygoje Petro ir Audronės Ilgevičių etnokosmogoninė sakralinių lauko akmenų statinių sodyba rašoma. Tai Petro širdies knyga, parašyta veikiančiamis akmeninėmis raidėmis ant savo mylimos tėvynės žemės. Manau, kad gražiau apibūdinti sodybos ir negalima. Toliau ten rašoma, ji yra įkurta tam, kad harmonizuotų Lietuvos erdves ir kad tos sielos, kurios bundo atgaivą, tikrumą rastų, stiprybės savo gyvenimui pasisemtų, o tos, kurios jau pabudusios prie dieviško šaltinio per šią vietą dirbančio priglūstų ir gyvojo tikėjimo atsigertų. Ši šventykla įkūnija antropoteosofinę pasaulėžiūrą ir senųjų mūsų protėvių aiškių palikimą. O tai reiškia, kad ji nesusijusi nei su pagonybė, nei su krikščionybė, nei su kita religija. Pabrėžiu žodį pagonybė, todėl kad mes palaikantis tvarką šioje sodyboje dengti žvakes, išgirstame vertimą, kad esame pagonims, meldžiamės akmenims, tai yra stabams. Bet reikia suprasti, kad tiek ir mūsų senieji aiščiai, protėviai negarbino nei akmenų, nei medžio, jiems nesimeldė, nors kai kas taip galvoja. Akmenys ir medžiai jiems buvo tik laidininkai, fizinėmis akimis nematoma energinį tiltą tarp žemėje esančios sielos ir didžiosios motinos bei tėvo nutiesiantis. Kaip ir senovėje, taip ir dabar per akmenį tarnaujantį laidininku, tarpininku, yra kreipiamas į visagalį kūrėją arba kitą dievybę. Lygiai taip pat, kaip bažnyčiose žmonėse prieš altorių su šventais paveikslais meldžiasi, tačiau jis nelaikomas dievu, o tik vieta, kurioje į Dievą kreipiamasi. Statiniai didieji Grįžulo ratai. Didieji Grįžulo ratai tai yra Šiaurės pusrutulio žvaigždynas, kuris Lietuvoje matomas ištisus metus. Jis yra reikšmingas visoms pasaulio religijoms bei dvasinėms kryptims, dažniausiai siejamas su išmintimi ir dvasios vedliais. Žvaigždės susijusios su teosofijos mokymuose įvardintomis 7 dvasios idėjomis: meilė, tikrumas, sąmoningumas, įkvėpimas, valia, išmintis ir išlaisvinimas. Visos šios temos per atitinkamą akmenį prikviečiamas iš dvasinių kosmoso ir yra jos įspinduliuojamas į žemę. Pirmasis statinys – Grįžulo rato nustatymas Palangos miesto botanikos parke 2009 metais spalio mėnuo. Važinėjant Audronei Petrui po Lietuvą su paskaitomis, su knygų pristatymais, kalbėdavo su žmonėmis ir būnant Palangoje, viena palangiškė, žinodama, kad parke yra nemažai didelių gražių lauko akmenų, pasiūlė Petrui ir Audroniai juos sustatyti tame parke. Taigi grupė, statytų grupė, 6 žmonės, tą kartą nedaug, atvažiavo į Palangą ir išrinko labai tinkamą vietą netoli Birutės kalno, kur senoje buvo dangaus švietų stebykla. Akmenų statymo vietos buvo tiksliai sužymėtos pagal Grįžulo rato žvaigždyno sumažintą mastelį. Atitinkamai buvo orientuota jo kryptis į vakarus. Ir šį kartą pasitelkus kraną, nes akmenys buvo sunkus, gražiai iš eilės, neskubant, buvo jie visi pastatyti, buvo supilti jungiamieji pilinėliai
ir visi darbai buvo atlikti per 4 dienas. Statinys Didieji Grįžo ratai Kaltanėnų miestelio regioniniam parke Švenčionių rajone. 2015 metai gegužės mėnuo. Idėja Kaltanėnuose pastatyti laukinų statinį kilo visai netikėtai, kai mūsų bendramintės giminaitė architektė ruošė Kaltanėnų miestelio parko rekonstrukcijos projektą ir žinodama, kad jie domisi mineralais ir lauko akmenimis, paklausė, gal norėtų akmenų mylėtojai ten inkomponuoti lauko akmenų statinį. Šis pasiūlymas be abejo sudomino Audronį ir Petrą ir jie atvykę ir patyrinėję vietovę patvirtino, kad ji tinkama šiam statiniui. Pradėję tinkamą akmenų paiešką, deja Kaltanėnų apylinkėse neradom, nors tikėjomės, nes reikėjo, tokiems statiniams reikia didesnių akmenų. O tinkami akmenys buvo rasti aplinkinės Utenos, Rokiškių, Vilniaus rajonuose, o mažesni Panevėžio. Šį kartą jau atvyko didesnė 12 žmonių grupė ir taip pat po sužymėjimo ir teisingos krypties orientavimo buvo pradėtos statybos, darbai sekėsi gerai ir per 3 dienas mes visą statinį pastatėm, taip pat ir jungiami į pylimėlius, supylėme, apsodinome ir dar apsodinome žolite. Ir jau šitą statinį bebaiginėjant, Petras žinojo, kad dar reikės vieno statinio Lietuvos pietuose. Ir vienai mūsų bendramintį, kuri irgi dalyvavo Kaltanėnų statyme, pasakė, ieškok vietos, statysime statinį Suvalkijui. Ir tikrai džiugu, kad jis rado puikią vietą Vilkaviškio rajone, prie piliakalnių, vietininkai, ūkininkai ir žvyro karjeros savininkai, supratę mūsų tikslus kilnius, padovanojo gražuolius lauko akmenis ir jie visi vietiniai buvo atvežti į statymo aikštelę. Taip pat akmenų vietos buvo sužymėtos tiksliai ir pats sužymėtos taip ir orientuotos, kad statinys žiūrėtų į pietų pusę. Taip, kadangi mes jau buvom įgūdę jau išmokę, darbas sekėsi gerai ir vėl per 3 dienas mes šį statinį pastatėm. Visų šių statinių statymo metu turėjome 2 vadovus – Petrą ir Audronę. Petras vadovavo fiziniams darbams, eiliškumui, kokybei ir beje pats viską dirbo visus būtiniausius fizinius darbus. Audronė buvo dvasinė vadovė, kuri rūpinasi laiko parinkimu, statymo harmonija aplinkos statymo metu ir aišku malda. Vadovai, jie buvo puikus, o savo pavyzdžių rodė, kaip nepaisant kliūčių, nuovargio ar kitų aplinkybių, būtina laikytis visų sakralinių statinių statymo reikalavimų. Prašau.
gėlė. Statinys meilės ir taikos gėlė. Statinė idėja priklauso Petrui Ilgevičiui. Tai buvo jo sena svajonė dar nuo 2012 metų, kai buvo keliaujama po Lietuvą ir pristatoma Audronės knyga Sakmė apie Aisčius. Ir suprantat, kad Lietuvos centre dar reikalingas statinys. Ir tik 2020 metais jau, vadinasi jau Petrui pasitraukus iš šio pasaulio, 19 metais, Audronė vėl iš naujo ėmėsi savo mylimo vyro iki tol atidėtos idėjos ir pradėjo pokalbius dėl statinio su kėdainiškiais. Jų pasiūlyta vieta šalia Lietuvos geografinio centro Kėdainių rajone Rašių kaime labai tiko, bet ten visur buvo dirbama žemė. Vietos gyventojai padėjo surasti žemės savininką, kuris patikėjęs mūsų kilnią idėją padovanojo VŠI Dėlystų būstinė 25 arų sklypą. Tinkamų lauko akmenų ieškota visoje Lietuvoje. Paieška buvo nelengva, nes ieškojom didelių, neįskilusių ir ypatingais raštais papuoštų akmenų. O jų, kaip žinia, jau taip jau nebėra. Žmonės jau pamėgo tos akmenis ir tikrai juos visus pasistato savo sodybose. Jie randa. Iš viso buvo atvežta 16 gražuolių. Ir 21 metų Liepos mėnesį būrys savanorių, statytojų, viso 28 žmonės, vadovaujant Audroniai. Per 6 dienas pastatė šį nuostabų statinį. Tai 12 lauko akmenų, 36 metrų skersmens ratas, kurio centre 13 akmuo. Iš likusiųjų 3 akmenų pastatomas jėgos trikampis. Statinys pastatytas pagal senąsias sakralinių statinių tradicijas, kuriuose sakralinė geometrija dera su visais būtiniausiais jiems reikalavimus, be kurių dvasinė energija nusileisti ir likti statiniuose negalėtų. Statinys tai meilės ir taikos simbolis, įkūnintis mūsų protėvių Aisčių puoselėtas amžinosios dvasinės vertybės, vieniančias skirtingos pasaulėžiūros ir religinių įsitikinimų, gėrio ir visokeriopos pilnatvės savo šaliai ir visai žemei siekiančių žmonės. Ir štai skaidrėje matome viešosios įstaigos Idealistų būstinė, vadovaujant Petrui ir Audronei Ilgevičiam, pastatytų sakralinių statinių iš lauko akmenų schemą. Žiūrint į skaidrę gali kai kam kilti klausimas, o kodėl nėra statinio šiaurėje? Atsakymas. Lietuviai ir Latviai mes esame dvasios broliai, Aisčių dvasios, tos pačios motinos vaikai, ir negalime mes nuo jų atsiriboti. Paskutinis skyrius statinių poveikis aplinkai ir žmogui. Galėčiau gal ir jau mažai bekalbėti ar nekalbėti, kadangi profesorius Vainoras apie tą bendarbiavimą ir poveikį daug kalbėjo. Jau ir mūsų protėviai žino, kad akmenys yra stipriausia energijos kaupikliai ir taikė juose esančią energiją aplinkai energiškai valyti ir kitiems tikslams. Taip ir dabartinių sakralinių statinių pagrindinė paskirtis yra visuomeninė, suharmonizuoti Lietuvos erdvę, apvalyti ją nuo joje gyvenusių žmonių susikurto psichinio ir mentalinio negatyvo. Jie veikia kaip galingos antenos pritraukiančios iš kosmoso dvasinę energiją ir paskirstančios ją aplink save. Jų veikimo spindulys, efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo statytos sąmonės platumo, dvasinio potencialo ir nuo to, kaip statinys po to yra gerbiamas, prižiūrimas ir kiek jame meldžiamasi. Veikimas gali siekti 100 km ir dar daugiau. Be abejo, statinys veikia ir žmonės, aišku, skirtingai, priklausomai nuo jų nusiteikimo vidinės būsenos. Jeigu žmogus atvyksta pasiruošęs, nusiraminęs, tai tikrai pajunta kaip statinio švari harmoninė energija, valo juos subtiliuosius kūnus, daugumai nutyla mintis, užplūsta ramybė, ateina gerumas, džiugesys, ateina kažkokie susivokimai. Kiekvienam atsiveria tai, kas gali tuom atsiverti. Aišku, jeigu žmogus atvyksta kaip
turistas, siekiantis greit ir daug apžiūrėti, nuotraukų padaryti, tai statinio, tai aišku, jis to nepajus. Šie visi sakraliniai statiniai, tai yra neįkainuojama Audronės ir Petro dovana Lietuvai ir jos žmonėms. O mūsų tai suprantančių ir vertinančių tą dovaną pareiga yra tą dovaną prižiūrėti, puoselėti ir išsaugotą perduoti ateitiems kartoms. Ačiū.